Sveiki, šauliai. Tęsiasi toks įdomus metas, vidutiniškas. Tai nėra labai geras, nei labai blogas. Ir aš manau, kad tokį periodą mes visada įvardinam ir jūs jaučiat tokius periodus, kad tai yra rutininė, eilinė savaitė. Nei didelių ten siekių, nei didelių pergalių, nei didelių bėdelių, nei didelių stresų. Tiesiog va taip viskas einasi, rytas vakaras, nuo 8 iki 5, jeigu dirbat, arba darbe, kuriame jūs reiškitės, gaunate algą ir nieko tokio. Taigi ir ši savaitė bus būtent tokia pilka. Na, ką galima nuveikti tokiu periodu? Pirmiausia, galite perskaityti daug knygų, kažką tai nufotografuoti gali įdomus, gali dangų dažniau pažiūrėti vakare, jeigu geras oras, ar tiesiog pasivaikščioti miške ar parke. Nes tas toks biškis susimąstymas, dvasinės energijos poreikis, o gali bažnyčia tiesiog nueiti ar į kažkokią kitą šventyklą. Taigi, labai įdomus dalykai, nes kartais nebūtina, kad turėtų labai būti daug įvykių, kažkas tai tokio. Kartais labai smagu pabūti pauzėje tokioje. Pauzėje, ramybėje, harmonijoje. Kas jums ir nusimato. Turint galvoje, kad netgi aktyvumas bus vidutiniškas. Taip, susiplovė indus ir galvoju, taigi dabar gal knygą jau paskaitysiu, jau grindų jau nebenoriu plauti šiandieną, o rytoj jau grindis įsiplausiu. Tai va, taip kad... čia taip moteriškai, aišku, pasakiau, tai čia reikėtų sakyti, gal šiandieną susitvarkiau darbastalį, o jau garaže ratus pasikeisiu kitą kartą, jeigu vyras. Taigi, dabar labai palankus laikas dirbti lauke. Tai ar grybauti, ar kasti daržus, ar gal sodinat dar medžius, lapkritis tai taip, dar sodina medžius, taip. Galbūt karpyti kažkokius krūmus. Žodžiu, jeigu turite žemės lopinėlį, tai šią savaitę skirkite žemės ūkiui. Žemės darbam. Ir nebijokite gal, kad ir šaltesnė žemė įkišti rankas be guminių pirštinių, nes nueis tą neigiamą energiją ir jūs pasikrausite ir gausite begalinę naudą. Taigi, aš rekomenduoju, šauliai, jums šią savaitę nepergyventi, kad jūs biški tokie prie tinginio būsit, bet kokią tą aktyvią minutę išnaudokite bendraudami su žeme. Sąlytyje būkite su žeme. Taigi, būkite sveiki ir laimingi, iki kitos savaitės, ate.